Ramybė jums. Pradėdami šventasis mišias, prisiminkime savo kaltes ir melskime Dievą atleidimo. Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie pasigailėk. Atėjęs šauti atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Įžengęs pas Tėvą mūsų užtarti, Viešpatie pasigailėk. Tu pasigaili mūsų visagalis Dievas ir te atleidžia mums nuodėmes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje. Gloria in excelsis Deo. Liongino Virbalo šventimų ir ingreso iškilmėse, priminsiu, gieda jungtiniai Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros ir Biržų Šventojo Jono Krikštytojo parapijos chorai. Gieda garbės himną, taigi apeigos tik ką prasidėję ir tuo pat, norėdamas pasinaudoti progą, noriu priminti, kad naujasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, išsakydamas savo viziją, kokius jis mato pirmuosius savo kaip Panevėžio vyskupo darbus, kokius savo kelia uždavinius, sakė, kad pirmieji jo darbai labai aiškus. Jis nori įsiklausyti, pamatyti, susipažinti ir nors, kaip jis pats sakė, pažįsta vyskupijoje absoliučią daugumą kunigų, bet kurį laiką Panevėžio vyskupijoje negyvenęs, atitrūko nuo kasdienybės. Taigi šie metai paskelbti tikėjimo metais ir vyskupas, naujasis vyskupas nori, kad tikėjimą žmonės pamatytų kaip gyvenimo būdą, žvilgsnį šviečiantį pasaulį. Tikėjimas yra ne kažkokie įpareigojimai privalomi atlikti per metus, o gyvenimas su Dievu ir šviesoje. Naujasis vyskupas Lionginas Virbalas išreiškė savo poziciją, kad jo rūpestis ne tik ateinantieji į bažnyčią, o bendravimas su visais žmonėmis. Melskimės, Dieve amžinasis tikinčiųjų ganytojau, tu savo bažnyčią visada rūpinės ir valdai ją meilę. Duok malonę savo tarnui Lionginui, kurį pastatai savo tautos priešakyje, kad Kristus vardu tvarkytų jam pavestą kaimenę, būtų ištikimas dieviškojo mokslo skelbėjas, šventas kunigas ir nuolankus vadovas. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintiečiams. Broliai, kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jūs gausiai apdovanoti įvairiomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo, kaip parašyta. Jis pažėrė, padalijo vargdieniams, jo teisumas amžiais išlieka. Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams. Tai Dievo žodis. Paskova
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus tarė savo mokiniams: iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka manimi. Kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano tėvas. Girdėjote viešpatie žodį. Transliacija iš vyskupo Liongino Virbalo šventimų ir regreso iškilmių Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Taigi, ką tik buvo paskelbta Evangelija, o po Evangelijos paskelbimo matom visi sustoja, gieda himną šventajai dvasiai, maldaudami, kad ji būtų visos bažnyčios veiklos įkvėpėja, pradžia ir pabaiga. O dvasia viešpatie nuženk, maldauja tikintieji susirinkę Panevėžio katedroj į naujojo vyskupo Liongino Virbalo ingreso iškilmes ir vyskupo šventimų iškilmes. Baigus himną šventajai dvasiai vyks išrinktojo vyskupo pristatymas. Išrinktasis vyskupas lydimas dviejų kunigų, Gintaro Vitkaus, Lietuvos jėzuitų provincijolo ir kunigo Remigijaus Kavaliausko, Zarasų parapijos klebono, atsistos priešais kardinolą Audrį Juozą Bačkį, Vilniaus arkivyskupą emeritą, kuris vadovauja vyskupo šventimams ir bus pristatytas dar kartą visai Dievo tautai. Bus perskaityta popiežiaus bulė, kurią vyskupas Lionginas Virbalas skiriamas Panevėžio vyskupijos ganytojų. Beje, vyskupas Lionginas bus jau 5. vyskupas vadovausiantis Panevėžio vyskupijai. 1. buvo Kazimieras Paltarokas, vadovavęs 26-57 praėjusio šimtmečio metais, Julijonas Steponavičius, Romualdas Krikščiūnas. Trumpai buvo paskirtas arkivyskupas Liudvikas Povilonis vadovauti Panevėžio vyskupijai, po to vadovavo vyskupas Juozas Preikšas ir vyskupas Jonas Kauneckas. Iš jo šiandien vyskupas Lionginas Virbalas ir perima valdymą Panevėžio vyskupijos.
Dabar išrinktai vyskupą lydintis kunigai, tėvas Gintaras Vitkus, Lietuvos jėzuitų provincijolas ir kunigas Remigijus Kavaliauskas, Zarasų parapijos dekanas bei klebonas, pristatys jį eminencijai kardinolui ir perskaitys apaštalų sosto paskirimo raštą visiems susirinkusiems. Pritardami vyskupo Liongino išrinkimui atsakysime, dėkojame Dievui. Po kardinolo homilijos išrinktasis vyskupas, stovėdamas visų akivaizdoje, bus klausiamas, ar yra pasirengęs saugoti tikėjimą ir atlikti vyskupo tarnystę. Baigus klausinėjimą giedosime visų šventųjų litaniją, kurios metu prašysime Dievo ir dangiškosios bažnyčios narių užtarimo šventinamajam į vyskupus ir visai Dievo tautai. Po litanijos bus atliekama esminė ir svarbiausia vyskupo šventimo apeiga – rankų uždėjimas. Šventoje tyloje melsdamiesi visi čia dalyvaujantis vyskupai uždės rankas ant šventinamojo galvos, tokiu būdu perduodami šventosios dvasios dovaną, kurią patys yra gavę ir kuri rankų uždėjimu yra perduodama nuo apaštalų laikų iki dabar. Po to seka šventimų malda, kurios metu diakonas virš šventinamojo vyskupo galvos laikys Evangelijų knygą. Ta pati Evangelijų knyga netrukus po galvos patepimo šventąją krizmą bus įteikta naujajam vyskupui. Vyskupo tarnystė išreiškiama ir išoriniais ženklais – žiedo užmovimu, mitros uždėjimu ir ganytojo lazdos pastoralo įteikimu. Galiausiai naujai pašventintas vyskupas Lionginas bus pakviestas atsisėsti į Panevėžio vyskupo katedrą arba sostą, tai parodant, kad jis yra priimamas į vyskupų kolegiją ir perima ganytojišką rūpestį Panevėžio vyskupiją. Garbingiausiasis tėve Audry Juozai, motina bažnyčia prašo, kad kunigą Lionginą išventintumei vyskupu. Ar turite apaštalų sosto pavedimą? Turime. Perskaitykite. Pranciškus, vyskupas, Dievo tarnų tarnas, mylimam sūnui Lionginui Virbalui, Jėzaus draugijos nariui ir iki šiol Šventojo kūdikėlio Jėzaus Teresės popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektoriui, išrinktam Panevėžio vyskupu, siunčia pasveikinimą ir apaštališkai palaiminimą. Kadangi reikia pasirūpinti Panevėžio vyskupija, šią dieną atsistatydinus garbingajam broliui Jonui Kauneckui, liekančią be ganytojo, tu, mylimas sūnau, apdovanotas didžiuliais gabumais ir išmanantis pastoracijos dalykus, šventąjį raštą bei dvasingumo teologiją, atrodai vertas jai vadovauti. Taigi vyskupų kongregacijai patarus aukščiausiąją apaštališkąją gale skiriame tave Panevėžio vyskupu su visomis teisėmis ir įpareigojimais. Leidžiame, kad šventimus priimtum iš bet kurio katalikų vyskupo ne Romos mieste, pagal liturginių įstatymų normą. Tačiau prieš tai atliksi katalikiškojo tikėjimo išpažinimą ir iškilmingai prisieksi ištikimybę mums ir mūsų įpėdiniams, kaip nurodo šventieji kanonai. Taip pat liepiame, kad su šiuo raštu
būtų supažindinti tos vyskupijos dvasininkai ir žmonės, o juos raginame, kad džiugiai tave priimtų ir su tavimi vieningi išliktų ir už mus melstusi. Pagaliau, mylimas sūnau, sekdamas Dievo vyro, Šventojo Ignaco Lojolos, tavosios draugijos įkūrėjo ir tėvo šventumo pavyzdžių, tau patikėtus tikinčiuosius taip ganyk, kad jie sektų Jėzų Kristų, dieviškąjį mokytoją, ir jų apsivilkę pajėgtų kasdien siekti to, kas aukštybėse, ir išmanyti tai, kas teisu. Kristaus ramybė švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant, tebūna visada su tavimi ir su Panevėžio bažnytinė bendruomenė mums labai brangioje Lietuvoje. Duota Romoje prie Šventojo Petro sosto 2013 viešpaties metų, pirmųjų mūsų pontifikato metų, birželio 6 dieną. Pranciškus. Gerbėmiai broliai vyskupai, brangus broliai ir seserys Kristuje, visa bažnyčia Lietuvoje, o ypatingai Panevėžio vyskupija, šiandien su džiaugsmu pasitinka ir sveikina savo naująjį ganytoją, kurį Viešpats paskyrė mokyti, šventinti ir valdyti savąją tautą. Vyskupas Lionginas sugrįžta gimtuosius namus, praturtėjęs patirtimi įgytą tarnaujant bažnyčiai jam patikėtose įvairiose vietose, tėvynėje ir Romoje. Priimkite jį atvirą širdimi, melskitės ir padėkite jam atlikti savasias pareigas. Popiežius Pranciškus, vadovaujamas šventosios dvasios, išrinko jį būti apaštalų įpėdiniu. Visų pirma, liudyti tvirtą tikėjimą, kad drauge stiprintų kiekvieno jūsų tikėjimą. Švęsdami tikėjimo metus, esame kviečiami dosnai ir ištikimai patys tikėjimu gyventi ir perduoti jį mums patikėtiems žmonėms. Apaštalas Paulius mus šiandien ragina, kas dosnai sėja, dosnai ir pjauna. Šis dosnumas kyla ne iš mūsų gerumo ar gabumų, bet iš Viešpaties malonės, kuriomis, pasak apaštalo, visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio darbo. Vyskupo tarnystė ypatingai reikalinga Dievo malonės ir pagalbos. Popiežius Pranciškus ne kartą kalbėjo apie vyskupo tarnystę bažnyčioje. Vyskupas, sako jis, yra vyskupas ne savo, bet Dievo tautai. Kunigas yra kunigas ne savo, bet Dievo tautai. Jis turi tarnauti kaimeniai, turi ją ugdyti, ją ganyti ir ginti nuo vilkų. Kai vyskupas šitaip tarnauja, kai užmezga artimą ir nuoširdų ryšį su savo kaimene, kai kunigas šitaip bendrauja su žmonėmis, bažnyčia yra vieninga, jos vienybė stiprėja. Vyskupo gyvenime yra labai svarbus 3 dalykai.
tikėjimas, malda ir tėviškumas. Visų pirma, vyskupo tarnystė yra tikėjimo tarnystė. Vyskupas negali vadovautis vien tik savo įgimtais gabumais ar įgytomis žiniomis. Viešpats pasirenka konkretų asmenį, kuris jo vardu darbojasi bažnyčioje. Todėl tikėjimo kelionė prasideda nuo kviečio grūdo mirties, apie kurią kalba šios dienos Evangelija. Reikia, kad mirtų mūsų žmogiški troškimai, ambicijos, baimės ir sudygtų tikėjimo daigas, kuris palaikomas vilties neštų meilės grūdą. Labai dažnai gyvenime nepadeda vien žmogiški apskaičiavimai ir gabumai. Per tikėjimą žmogaus gyvenime reiškiasi Dievo planas, kuriama dangaus karalystė. Tik tvirtas tikėjimas ir visiškas pasitikėjimas viešpačiu įgalina Dievą daryti nuostabius darbus per trapų mūsų žmogiškumą. Šių Dievo darbų reikia ne ką nors nustebinti ar sutrikdyti, bet priminti dieviškos apvaizdos veikimą bažnyčioje. Tikėjimas yra palaikomas nuolatinė malda. Malda yra gyvas mūsų ryšys su viešpačiu. Šios dienos eilutė prieš Evangeliją sako, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Maldoje mes atsigręžiame į Dievą, prašydami jo šviesos. Šios šviesos reikia kiekvieno krikščionio gyvenime, bet ypač jos reikia vyskupoje. Kiek daug painių dalykų jam reikia sutvarkyti, kiek daug neaiškumų ir nesusipratimų iškyla. Be Dievo pagalbos jų neįmanoma išspręsti, nes viešpats pats nori aktyviai dalyvauti mūsų gyvenime. Malda yra stiprybės šaltinis pačiam ganytojui, kad nenusiltų kelyje, kad nesijaustų vienišas ir visų apleistas, nes Dievas yra pažadėjęs, niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Šiais žodžiais Dievas atskleidžia savo tėvišką širdį. Tėvystės malonę jis dovanoja savo kunigams ir vyskupams. Šių laikų tragedija yra tėvystės patirties stygius. Tikroji tėvystė yra glaudžiai susijusi su auka. Todėl ji tapo nemėgiama ir nepriimama. Šiandien auga daug vaikų, kurie nepažįsta tėvo, kurie nežino, ką reiškia tėviška meilė. Jiems nelengva atskleisti Dievo tėvo gailestingumą. Todėl dvasinė tėvystė ypatingai svarbi ir reikalinga mūsų laikų žmonėms, nes troškimas sutikti tėvą glūdi jų širdyse. Šventasis tėvas Pranciškus gražiai kalba apie dvasinę tėvystę. Tėvystės troškimas, sako jis, yra įrašytas į giliausias žmogaus sielos kerteles. Ir kunigas nėra išimtis, tačiau jo troškimas yra išgyvenamas skirtingų būdų. Kai žmogus neturi šio troškimo, jame kažko trūksta, kažkas ne taip. Kad būtume ir taptume pilnai išbaigti, subręstume, visi turime patirti tėvystės džiaugsmą. Taip pat ir mes pasirinkę celibatą.
Tėvystė tai reiškia duoti kitam gyvybę. Mūsų atveju tai bus sielovadinė tėvystė, dvasinė tėvystė. Tačiau taip suteiksime gyvybę, tapsime tėvais. Tai malonė, kuri suteikia Viešpats. Žmonės mums sako, tėve, tėve, tėve. Jie nori, kad mes tokiais būtume tėvais per sielovadinę tėvystę, sako Šventasis Tėvas. Vyskupijos valdyme yra daugybė reikalų. Daug žmonių įsitraukia vyskupijos struktūras, kurios rūpinasi įvairiomis sritimis - evangelizacija, katechezė, karitatyvinė pagalba vargšams, atstumtiesiems, ligoniams ir kitomis apaštalavimo sferomis. Visų pirma, vyskupas visiems jiems turi būti tėvu. Jam turi rūpėti ne tik jų atliekiami darbai, bet ir patys žmonės. Nuo tėviško santykio su bendradarbiais priklausys ir žmonių tikėjimo augimas ir jų troškimas tarnauti bažnyčiai. Tėvų vyskupas turi būti savo kunigams. Tėviškas santykis su kunigais yra nelengvas, nes jis turi vadovautis tiesa ir meile. Niekada nepasmerkti ir neatstumti ne vieno, bet nesileisti į kompromisų su nuodėme ir negerovomis. Tai didelis iššūkis vyskupui, kuris vėlgi neįmanomas be Dievo pagalbos ir visiško pasitikėjimo. Jo teikiama šviesa. Tėvystės teikiamas gyvenimas yra vaisingas gyvenimas, pilnas Dievo malonės ir didelio išsipildymo laikas. Su tėvystės dovana susijusi auka teikia vyriškos brandos ir tvirtumo mūsų motinai bažnyčiai. Brangus vyskupė Lionginai, tuoj po paskirimo ganytojų savo laiške tikintiesiems rašai: priimu naują užduotį, pasitikėdamas Dievu, kuris pats nepaliauja vadovavęs savo bažnyčiai. Taip pat ir jūsų malda ir geranoriškų bendradarbiavimų. Dievas vėl siunčia mane dalytis tikėjimu, stiprinti jį žodžiu, Viešpaties slėpinių šventimu, veiklių atidumų stokojantiems. Tegul šie žodžiai įsikūnija tavo vyskupiškame gyvenime ir neša gausių vaisių bažnyčioje, o tavo sūniškas klusnumas ir pasitikėjimas Viešpačiu tai ugdo tavyje tėvišką širdį. Noriu nuoširdžiai prašyti jūsų, brangus kunigai, pašvestieji asmenys ir visi tikintieji, lydėti savo ganytoją, priimti jo mokymą, palaikyti jį bendradarbiavimu ir ypač kasdienę maldą. Taip norėtųsi matyti vyskupiją kaip Dievo vaikų šeimą, kurioje visi darbuojas dėl vienintelio tikslo - Dievo garbės ir žmonių gerovės. Negaliu nepaminėti savo brolio vyskupo emerito Jono. Kaip geroje šeimoje yra gerbiami ir godojami senoliai, taip tai bus tau džiaugsmas matant nokstančius savo triūso vaisius. Tai nepristigs tau jėgų energijos, malda ir auka, o kur galima ir konkrečia tarnystė, įsitraukti į tautai brangios vyskupijos gyvenimą. Atsiminkime apaštalo Pauliaus žodžius: aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Neužmirškime, kad visų darbų šeimininkas yra Dievas
ir tik jam vienam priklauso bažnyčia ir misija, kurią jo šlovai atliekame žemėje. Todėl iš viso širdis meldžiu visiems jums darnos ir vienybės, darbuojantis Viešpaties vynuogyne. Pirmojų krikščionių pavyzdžių liudykite Kristų meilę ir atjautą vieni kitiems. Pavedu Panevėžio vyskupiją, jos ganytoją ir visus tikinčiosius Dievo motinos meilingai globai ir užtarimui. Amen. Kaip buvo skelbta po homilijos, išrinktasis vyskupas Lionginas Virbalas visų akivaizdoje klausiamas pareikš, kad yra pasirengęs saugoti tikėjimą ir atlikti vyskupo tarnystę. Senovinis šventųjų tėvų paprotis reikalauja, kad iššventinamasis vyskupų Dievo tautos akivaizdoje būtų klausiamas apie ryžtą saugoti tikėjimą ir atlikti savo tarnystę. Taigi ar nori, brangusis broliai, iki pat mirties vykdyti mums apaštalių patikėtas pareigas, kurias tau perduosim savo rankų uždėjimu ir šventosios dvasios malonę? Noriu. Ar nori ištikimai ir nepaliaujamai skelbti Kristaus Evangeliją? Noriu. Ar nori saugoti tyrą ir nepažeistą tikėjimo paveldą, apaštalų perduotą ir bažnyčioje visur ir visada išlaikytą? Noriu. Ar nori ugdyti Kristaus kūną, jo bažnyčią, ir išlikti vienybėje su ją ir su visais vyskupais, vadovaujant apaštalo Šventojo Petro įpėdiniui? Noriu. Ar nori būti ištikimas ir klusnus apaštalo Šventojo Petro įpėdiniui? Noriu. Ar nori su savo bendradarbiais, kunigais ir diakonais, kaip mylintis tėvas, rūpinti šventąją Dievo tautą ir kreipti ją išganimo keliu? Noriu. Ar nori dėl Viešpaties vardo būti malonus ir gailestingas varguoliams, pakeleivingiems ir visiems stokojantiems? Noriu. Ar nori, kaip gerasis ganytojas, ieškoti pasiklydusių avių ir atvesti jas į Viešpatės avydę? Noriu. Ar nori visagalį Dievą, be paliovos, melsti už šventąją tautą ir nepriekaištingai vykdyti aukščiausios kunigystės tarnystę? Noriu, te padeda man Dievas. Dievas tavyje gerą darbą pradėjęs, jį ir te užbaigia. Dabar netrukus bus giedama visų šventųjų litanija, šaukiantis dangaus bažnyčios narių užtarimo. Šventieji yra mūsų bičiuliai ir užtaria, kad leistume Dievui veikti. Dosniai suteiktų savo malonių šiam išrinktajam. Klaukime. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, atsigulęs, kniūpščias, visi atsiklaupę, gieda visų šventųjų litaniją ir meldžia dangaus
šventųjų užtarimo. Ši litanija yra tarsi mišių visuotinė malda. Kadangi šventųjų litanija gan ilgai užtrunka, galima pasakyti, kad sekanti apeiga bus rankų uždėjimas. Tiek rytų, tiek vakarų bažnyčių tradicija, ypač liturginė, liudija, kad rankų uždėjimas ant šventinamojo galvos ir šventinimo malda yra suteikiama šventosios dvasios dovana ir įspaudžiama šventoji žymė, charakteris, taip, kad vyskupas, kunigas ar diakonas kiekvienas savitų būdų tampa panašus į Kristų. Rankų uždėjimas yra maldavimo, kad nužengtų ir savo darbą atliktų šventoji dvasia ženklas. Dabar, kol tęsiasi visų šventųjų litanija, dar galima prisiminti, kad kardinolas Audrys Juozas Bačkis savo homilijoje citavo šventąjį tėvą, popiežių Pranciškų, kuris sakė, jog vyskupas yra ne savo, bet Dievo tautai. Jis turi tarnauti kaimeniai, turi ją ugdyti, ją ganyti ir ginti nuo vilkų. Ne vienas nesunkiai žiūri tarsi savotišką bendrumą tarp dabartinio popiežiaus Pranciškaus ir naujojo Panevėžio vyskupo. Tiek popiežius Pranciškus yra jėzuitas, Jėzaus draugijos narys, tiek ir tėvas Lionginas Virbalas priklauso Jėzaus draugijai ir skaitomoje šventimų bulėje taip pat girdėjome, kad popiežius jėzuitas linki naujajam vyskupui, taip pat jėzuitui šventojo Ignoto, Jėzaus draugijos įkūrėjo, dangiškojo globėjo globos, linki, kad šventasis Ignacas globotų savo vaikus. Na, o savo ruožtu naujasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas irgi neužmiršta niekada pacituoti šventojo tėvo, kuris, matosi, yra jam didis autoritetas dvasinėme gyvenime. Ir duotame interviu žiniasklaidai, kalbėdamasis su žurnaliste Inga Kontrimavičiūtė, vyskupas Lionginas Virbalas pastebėjo, jog popiežius Pranciškus nuolat pabrėžia, kad bažnyčia turi būti ne institucija, o ganytoja tarp žmonių, eiti su jais kartu. Visuomenė tai jaučia, todėl pasitikėjimas bažnyčia ir simpatijos popiežiui auga. Jis nebijo paliesti ir skaudžių temų. Dvasininkams kalba apie tai, kad jie negali būti funkcionieriai, karjeristai, o nuoširdžiai rūpintųsi žmonėmis. Popiežius sugeba apie tikėjimo dalykus kalbėti labai suprantamai ir paprastai, ir tai, ką pasako, yra labai įtaigu. Po išrinkimo popiežiumi Pranciškus kalbėjo apie Dievo gailestingumą, kad Dievo nereikia bijoti, nes jam nenusibosta atleisti. Tie žodžiai taip paveikė, kad per gavėnią labai padaugėjo išpažinčių. Ne vienas daug metų išpažinties nebuvęs pripažino pajutęs, kad tie popiežiaus žodžiai tarsi buvę jam skirti. Turint tokį popiežių, sakė naujasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, belieka iš jo semtis įkvėpimo ir juo sekti. Taigi dabar įsijunkime, toliau melskimės už naująjį Panevėžio vyskupą Lionginą Virbalą, klausydamiesi, pritardami širdyje, melsdamiesi visų šventųjų litanijos žodžiais. Šventasis Martynas, šventasis Benediktas, šventasis Pranciškau ir Dominikas, šventasis Pranciškau Ksaveras, šventasis
Šventasis Jonai Marija Viannėjo. Šventasis Kazimieras. Šventasis Brunonas. Šventasis Juozapatai Kuncevičius. Šventasis Andriejau Bobolas. Šventasis Rapolai Kalinauskas. Šventoji Faustina. Šventoji Kotryna Sienietė. Šventoji Jėzaus Teresė. Visi Dievo šventieji ir šventosios. Būk mums maloningas. Nuo bet kokio blogio. Nuo kiekvienos nuodėmės. Nuo amžinosios mirties. Savo įsikūnijimu. Savo mirtimi ir prisikėlimu. Šventosios dvasios atsiuntimu. Mes savo šventąją bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis. Šventąjį Tėvą ir visus dvasininkus šventame tikėjime išlaikyti teikis. Šį išrinktąjį palaiminti teikis. Šį išrinktąjį palaiminti ir pašventinti teikis. Šį išrinktąjį palaiminti, pašventinti ir konsekruoti teikis. Visai žmonijai taiką ir tikrą santarvę duoti teikis. Visiems vargų slegiamiems savo gailestingumą su
sustiprinti ir išlaikyti teikės. Jėzau gyvojo Dievo Sūnau, Kristau išgirsk mus. Kristau išklausyk mus. Viešpatie, maloningai išgirsk mūsų maldavimus ir palenkęs viršum šiavos tarno kunigiškosios malonės indą, išliek jam savo palaiminimo galią. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Kaip buvo minėta, dabar vyksta rankų uždėjimo apeiga, šventosios tylos laikas. Ir rankų uždėjimu suteikiama šventosios dvasios dovana ir įspaudžiama šventoji žymė charakteris. Taip, kad vyskupas tam tikrų būdų tampa panašus į Kristų. Ką tik rankas uždėjo buvęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas savo įpėdiniui. Na ir dabar visi kiti vyskupai dalyvaujantys šioje iškilmėje uždeda tėvui Lionginui ant galvos rankas. Kaip minėjau, paskirimas vyskupų reiškia kartu ir pradėtų kitų vyskupų pradėto darbo tąsą. Ta pripažįsta ir pats vyskupas Lionginas Virbalas, vos tik šventojo tėvo paskirtas Panevėžio vyskupų, laiške vyskupijos tikintiesiems įsirašė, kad tuo, kuo džiaugiamės šiandien, turime visų dirbusių anksčiau dėka. Tarp daugelio garbingų Panevėžio vyskupijos žmonių prisimenu jos pirmąjį ganytoją, vyskupą Kazimierą Paltaroką, taip pat paskirtas į Panevėžio vyskupiją, rašė vyskupas Lionginas, nuoširdžiai dėkoju vyskupui emeritui Juozui Preikšui, kuris prisiėmė atsakomybę už bažnyčią permainų metais ir toliau ją lydi savo malda bei auka. Reiškiu gilę pagarbą ir nuoširdų dėkingumą vyskupui Jonui Kauneckui, daugiau kaip 10 metį su didžiuliu uolumu, atsidavimu ir pasiaukojimu vadovavusiam vyskupijai. Na, kaip tik dabar vyskupas emeritas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas uždėjo rankas savo įpėdiniui, vyskupui Lionginui Virbalui. Atrodo, rankų uždėjimo ceremonija baigta ir dabar kardinolas Audrys Juozas Bačkys skaitys šventimų maldą, o diakonas laiko virš vyskupo Liongino Virbalo galvos Evangelijų knygą. Dieve, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, gailestingumo Tėve ir visokiojopos paguodos Dieve, kuris gyveni aukštybėse ir regi tai, kas žemėje. Tu pažįsti visą prieš užgimstant. Tu savo malonės žodžiu nustatai tvarką savo bažnyčioje.
Tu jau pradžioje išsirinkai teisiųjų Abraomo palikuonių giminę, tu paskyrai vyresniosius vaikūnigus ir savosios šventyklos nepalikai be tarnų. Tu nuo pasaulio pradžios norėjai būti išlovinamas savo išrinktųjų. Išliek dabar šiam išrinktajam iš tavęs kylančią galią. Išliek dvasia, kuri veda ir valdo, kurią tu davei mylimajam savo sūnų Jėzui Kristui, kurią jis dovanojo šventiesiems apaštalams, o šiai įvairiose vietose įkūrė bažnyčią, kaip tavo šventovė begaliniai tavo vardo garbai ir šlovai. Tėve, širdžių žinovai, leis šitam savo tarnui, kurį išrinkai būti vyskupu, nepriekaištingai ganyti savo šventąją kaimenę ir vykdyti aukščiausiosios kunigystės pareigas, tarnaujant tau dieną ir naktį. Tai išprašo jis nuolat tavo malonių, te aukoja tavo šventosios bažnyčios dovanas, leis, kad dvasia jam suteiktų iš aukščiausios kunigystės sruvenančią galę, tau leidžiant atleisti nuodėmes. Tegul skirsto jis pareigas pagal tavo valią ir te sutrauko visus pančius tą galę, kurias tu suteikei apaštalams. Te patinka jis tau dėl savo meilios ir tyros širdies, aukodamas tau malonės aukas per tavo sūnų Jėzų Kristų, per kurį tau garbė, galybė ir šlovė su šventąja dvasia šventojoje bažnyčioje dabar ir per amžius. Amen. Tai, kas įvyko uždėjus rankas ir sukalbėjus maldą, yra paaiškinama pirmiausiai šventintojo galvą patepant šventąją krizmą, kvapniuoju pašventinimo ir dalyvavimo Kristaus kunigystėje balzamu, atmenant Nazareto sinagogoje Jėzus ištartus žodžius: viešpaties dvasia ant manęs, jis mane patepė, kad neščiau gerąją naujieną. Patepimu linkima, kad Dievas naujojo vyskupo tarnystę padarytų vaisingą. Dievas, padaręs tave aukščiausios Kristaus kunigystės dalyvių, tai išlieja ant tavęs slepiningo patepimų aliejų. Ir dvasinio palaiminimo gausa te padaro vaisingą tavo tarnystę. Patepus naujojo vyskupo galvą šventąją krizmą, jam bus įteikta Evangelijų knyga. Ta pati Evangelijų knyga laikyta virš jo galvos, dabar jam įteikiama bus. Imk Evangeliją ir skelbk Dievo žodį su visokeriopą kantrybę bei išmintimi. Imk žiedą ištikimybės ženklą, pasipuošęs tvirtų tikėjimų, akiliai saugok Dievo sužadėtinę šventąją bažnyčią. Naujajam Panevėžio vyskupui Lionginui Virbalui kardinolas Audrys Juozas Bačkis įteikė vyskupo ženklus. Matėm, buvo įteiktas žiedas, dabar jam ant galvos uždedamas liturginis galvos papuošimas mitra. Kad vyriausiajam ganytojui pasirodžius būtumai vertas priimti nevystantį garbės vainiką. Taigi linkima, kad naujasis vyskupas spindėtų šventumu
ir užbaigęs tarnystę iš Kristaus gautų nenykstantį garbės vainiką. Imk pastoralą, ganytojo tarnystės ženklą ir rūpinkis visą kaimenę, kurioje šventoji dvasia tave paskyrė vyskupų vadovauti Dievo bažnyčiai. Taigi naujajam Panevėžio vyskupui įteikti vyskupo ženklai žiedas, mitra ir pastoralas ganytojo lazda. Dabar naujasis vyskupas kviečiamas sėstis į vyskupo sostą, šitai parodant, kad jis yra priimamas į vyskupų kolegiją ir perima ganytojišką rūpestį Panevėžio vyskupija. Dabar visi atsistoja, pasveikina šventimus priėmusi vyskupą. Taigi dabar vyskupai pasveikina naująjį vyskupą ramybės pabučiavimo. Matėme šventimams vadovaujantis arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis, pasveikino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, pasveikins kiti šventimuose dalyvavę vyskupai ir tas ramybės pabučiavimas išreiškia vyskupų kolegijos vienybę ir apaštalų kolegijos vienybės tęstinumą. Ta proga norėčiau priminti dar kelias eilutes iš vyskupo Liongino Virbalo laiško, kurį jis parašė vos tik paskirtas Panevėžio vyskupu. Kaip vyskupas pirmiausia esu siunčiamas pas katalikus, bet noriu, kad bičiuliški ryšiai sietų su visais. Sveikinu vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių merus, tarybų narius, visus savivaldybių ir seniūnijų darbuotojus. Esu pasirengęs vaisingai bendradarbiauti, kad kiekvienas savitų būdų prisidėtume, kurdami teisingą, dorą visuomenę, kurioje kiekvienas žmogus jaustųsi išgirstas ir reikalingas. Prisimenu taip pat ir tuos, kurie yra kilę iš Panevėžio vyskupijos. Nors dėl įvairių aplinkybių dabar gyvenate kitur, visi esate brangūs ir laukiami. Taigi tai naujojo Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo, kuris ką tik užėmė Panevėžio vyskupijos sostą, žodžiai, kuriais jis išreiškia savo artimiausią programą, tapęs vyskupu. Nors, kaip sakė, kad pirmiausiai nori pasižiūrėti, susipažinti, tačiau neišvengiamai reikės imtis ir konkrečių darbų, o jų bus nemaža, jie laukia ir manau, kad vyskupas Lionginas negalės jų ilgam atidėti. Taigi, tas pats kvietimas maldai, melstis už vyskupą Lionginą galioja ir ypač pradėjus jam savo vyskupišką tarnystę. Išpažinkime tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Dievo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį be sukurtą, esantį vienos prigimties Dievo, per jį visai yra padaryta,
jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo, nužengė atgals. Šventosios dvasios veikimų, priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta. Trečiąją dieną prisikėlė iš mirusiųjų, įžengė į dangų, jis sėdi Dievo tėvo dešinėje, jis vėl garbingai ateis, gyvųjų mirusius teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per amžius. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžių ir gyvenimo. Juk tik stabai visų tautų dievaičiai, o viešpats dangų sukūrė. Garbę ir didybę jis žėrė, jėga ir grožis jo Tęsiasi vyskupo Liongino Virbalo šventimų ir ingreso iškilmės Panevėžio katedroj. Dabar kaip tik prasideda Eucharistijos liturgija, ruošiamas altorius, ant jo sudedant tikinčiųjų atnešamą duoną ir vyną. Taigi kalbėjome apie maldą, kurios reikalingas naujasis Panevėžio vyskupas. O jis savo laiške, vos paskirtas vyskupu, taip pat rašė: stovėjau Šventojo Petro aikštėje, kai ką tik išrinktas popiežius Pranciškus kreipėsi į susirinkusiuosius sakydamas: dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta. Pasinaudodamas Šventojo Tėvo žodžiais, rašo vyskupas Lionginas Virbalas, į tokią kelionę kviečiu visus Panevėžio vyskupijos tikinčiuosius. Susivienyje su Kristumi, kaip ragino apaštalas Paulius, jau dabar pradėkime ją malda vienų už kitus. Jūs melskitės už vyskupą, o aš už jūs. Ypač tuos, kurie patiriate įvairių išbandymų, sunkumų, jaučiatės vieniši. Savo vyskupišką tarnystę noriu būti arti jūsų visų. Dieve visagali, muziką ir žodžius, kuriai parašė Diržiūtė. Taigi vyksta atnašavimo apeiga. Ir vėlgi norėčiau priminti naujojo Panevėžio vyskupo žodžius. Kreipiuosi į jūs visus, mieli tikintieji. Bažnyčia esame mes visi, gavę laimę pažinti Dievą, patyrę Kristaus meilę ir paliesti šventosios dvasios. Tikėjimas atveria platų akiratį, žadina troškimą šlovinti Kūrėją, o taip pat reikia drąsos imtis atsakomybės, aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir nenuleisti rankų, jei sutinkame negerovių ir sunkumų. Tikėjimo šviesa te padeda
tau, jaunime, ypač šiomis dienomis, kai nemažai jaunų žmonių renkasi ateities kelią. Dabar užbaigiama atnašavimo apeiga ir apeigai vadovaujantis kardinolas Audrys Juozas Bačkis pagerbė atnašas ir altorių smilkalais. Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas malonai priimtų mano ir jūsų auką. Priimk Viešpatie šias mūsų atnašas, už savo tarną mūsų vyskupą Lionginą, kurį pašaukė būti didžios tautos kunigu, kaimenės labui padabink jį apaštališkomis dorybėmis. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta, teisinga, reikalinga ir išganinga visada visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu šventosios dvasios patepimų savo vienatinį sūnų paskyrei naujosios ir amžinosios sandoros aukščiausiojų kunigų ir meilingų sutvarkymų teikeisi nustatyti, kad vienintelė jo kunigystė visuomet išliktų bažnyčioje. Jis karališkąją kunigystę papuošė visą atvertąją tautą ir su broliška meilė parenka atskirus žmonės, kurie rankų uždėjimu tampa šventos jo tarnystės dalininkais. Jo vardu jis sudabartina žmonijos išganimo auką ir taviesiems vaikams paruošia velykinį puotą. Tavo šventai tautai jie su meilė tarnauja, žodžiu stiprina
sakramentais gaivina. Pasiruošę gyvybę už tave ir žmonių išganimą atiduoti, jie stengiasi būti panašus į Kristų ir nuolat rodo tau ištikimybę ir meilę. Todėl mes, draugė su angelais ir visais šventaisiais, šloviname tave viešpatį, džiaugsmo giesmę. Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios galia, tu gaivinybė šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias paaukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepamišęs paslaptį švenčiame. Ta naktį, kuria turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną. Tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė,
naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatie tau ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateiti. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkingai širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą į tą vynėlį, kurio aukojimu permalotas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje, vienas kūnas ir viena siela. Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru, Laurynu, Lionginu ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Lionginą, šiandien išventintą bažnyčios ganytojų, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur išsisklaidžiusi savo vaikus apie save gailestingai suvienė. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugės su jais tavo garbė amžinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gerybės. Jį su jo ir jame, tau visagaliai Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami, drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti, nuo neramumo saugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo.
Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tą mūsų nuodėmę, o savosios bažnyčios tikėjimu. Ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada lydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybės palinkėjimo apeigoms vadovaujantis kardinolas Audrys Juozas Bačkis pirmiausiai palinkėjo ramybės naujajam Panevėžio vyskupui Lionginui Virbalui, kitiems vyskupo šventimui ir ingreso iškilmėms asistavusiems vyskupams Sigitui Tamkevičiui ir Jonui Kauneckui. Dabar naujasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas palinkė ramybės kitų konfesijų atstovams, taip pat dalyvavusiems šventimų iškilmėse. Ir kaip jau skaičiau ištrauką iš jo laiško, jis pripažįsta, kad pirmiausia yra siunčiamas pas katalikus, bet nori, kad bičiuliški ryšiai sietų su visais. Taigi tas ramybės palinkėjimas kitų konfesijų atstovams, dalyvavusiems šitose gražiose iškilmėse, irgi yra išraiška to noro, kad bičiuliški ryšiai sietų su visais. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, neapsiverčęs, ir priimk mano širdį, bet per žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas su savo valančia gyvenime. Primename tikintiesiems, kad šventoji komunija bus dalijama visose trijose katedros navuose, priekyje ir gale, įsirikiuojant eilę ir komuniją prinešant prie jūsų, o taip pat ir laukiant laiptų prie centrinių ir šoninių durų. Po komunijos maldos giedosime padėkos himną Tave Dieve garbiname, kurio metu vyskupas Lionginas, lydimas arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir vyskupo Jono Kaunecko, pereis per katedrą, laimindamas visus susirinkusius. Taigi dabar Panevėžio katedroje, kur vyksta vyskupo Liongino Virbalo vyskupų šventimų ir ingreso iškilmės, šventosios komunijos laikas. Primenu, kad popiežius Pranciškus Birželio 6 dieną priėmė Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą
Iš šios vyskupijos ordinaro pareigų ir naujuoju Panevėžio vyskupu ordinaru paskyrė 52 metų tėvą jėzuitą Lionginą Virbalą, pastaraisiais metais dirbusi popiežiškosios rusų kolegijos Romoje rektoriumi. Kaip tik dabar naujasis Panevėžio vyskupas eina dalinti šventosios komunijos, eina dalinti Dievo dovanų Panevėžio vyskupijos tikintiesiems, duodamas komuniją, palaimindamas vaikus. Vyskupas Lionginas Virbalas gimė 1961 m. Liepos 6 d. Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 metais baigęs Biržų antrąją vidurinę mokyklą, studijavo Vilniaus inžinerinėme statybos institute, šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 1981-1983 metais atliko karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje. 1983 metais grįžęs iš kariuomenės stojo į tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip 2 metus dirbo Zakristijonų Linkmenyse, Ignalinos rajonas, ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje. 1986 metais buvo priimtas į kunigų seminariją, o 1989 metais tapo jėzuitu, įstojo į Jėzaus draugiją. 1991 metais naujasis Panevėžio vyskupas buvo iššventintas kunigu ir išvyko į Romą studijuoti dvasingumo teologiją popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Studijas baigė 1994 metais teologijos licenciato laipsniu. Dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėjų Austrijoje. 1995-1997 metais buvo Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir Šventojo Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų seminarijoje. 1997 metais išvyko į Salamanką, Ispanijoje, kur atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 metais davė galutinius įžadus Jėzaus draugijoje. 1998, 2005 ir 2008-2010 metais buvo Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčios rektorius. 1998-2005 metais Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją. Taip pat dirbo Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjų. Buvo bažnyčios žinių redakcinės komisijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcijos tarybos narys. Nuo 2010 metų iki dabar naujasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ėjo popiežiškosios rusų kolegijos Romoje rektoriaus pareigas. Be gimtosios lietuvių kalbos naujasis Panevėžio vyskupas dar moka italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra išvertęs ir parengęs kelias knygas, bendradarbiauja katalikiškoje žiniasklaidoje. Taigi, televizijos žiūrovai, pirmų planų matome naująjį Panevėžio vyskupą Lionginą Virbalą, kuris šių metų birželio 7 dieną vos paskirtas vyskupu rašė laišką Panevėžio vyskupijos katalikams ir visos geros valios Aukštaitijos žmonėms, sakydamas, kad popiežiaus Pranciškaus paskirtas Panevėžio vyskupu grįžtu į savo gimtąjį kraštą kaip ganytojas. Suprantu, kokios atsakingos šios pareigos ir žinau, kiek daug tikitės iš vyskupo. Jei pasakysiu
kad nesijaučiu vertas šio paskirimo, tikriausiai nuskambės kaip standartinė frazė, bet nebijau jos pakartoti, nes tai yra tiesa. Vis dėlto tapau kunigu, kad tarnaučiau ten, kur būsiu šaukiamas. Todėl priimu naują užduotį pasitikėdamas Dievu, kuris pats nepaliauja vadovavęs savo bažnyčiai. O taip pat jūsų malda ir geranoriškų bendradarbiavimų. Dievas vėl siunčia mane dalytis tikėjimu, stiprinti jį žodžiu, viešpaties slėpinių šventimu, veikliu atidumu stokojantiems. Kristus, žmogumi tapęs Dievo sūnus, nesudvejojo atiduodamas savo gyvybę už visus žmonės, o garbingai prisikėlęs toliau pasilieka su mumis ir veda pas tėvą. Nepaliauja žavėti jo gailestingumas, artumas kiekvienam sutiktajam ir tiems, kurie buvo kitų atstumti. Taigi tai žodžiai iš Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo laiško Panevėžio vyskupijos katalikams ir visos geros valios Aukštaitijos žmonėms. O šiuo metu vyksta Šventosios komunijos apeiga vyskupo Liongino Virbalo šventimo ir ingreso iškilmėse. Beje, būtų teisinga paminėti ir apie naujojo Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo vyskupiškąjį herbą. Ir paprastai ne tik vyskupų herbai, visi, kurie turi herbus, išreiškia tam tikrą jų gyvenimo kredo, tam tikrą jų gyvenimo problemą. Taigi, vyskupo Liongino Virbalo vyskupiškame herbe matome raudonos ir mėlynos spalvos skydą, kuriame pavaizduota priklausomybė jėzuitų ordinui, Jėzaus draugijai, tai yra monograma su Jėzaus vardu ir apačioj šitų ženklų išskleistais 3 vinimis. Beje, šitas simbolis visada naudojamas išreikšti priklausomybę Jėzaus draugijai. Na, o apačioj po šitos saulės formos monogramos yra sukryžiuota piligrimo lazda ir kriauklė, kuri irgi išreiškia piligrimystę. Na, ką tik kalbėjom, skaičiau naujojo Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo biografiją, kiek daug jis apkeliavęs ir kiek daug įvairių pareigų ėjęs. Taigi ta piligrimo lazda turbūt pasirinkta irgi neatsitiktinai, išreiškia tą geranorišką ir besąlyginį ėjimą ten, kur viešpats kviečia, ten, kur jis šaukia, ir ta piligrimo lazda ir yra mūsų krikščionių, tokio statuso, piligrimystės ženklas. Mes žemėje esame tik piligrimai, pakviesti keliauti į amžinąją tėvynę. Piligrimo lazda yra sukryžiuota su ietimi. Ietis tai irgi neatsitiktinai atsiradusi čia vyskupo Liongino Virbalo herbe, nes pagal krikščionišką tradiciją, kas parašyta ir Šventojoje Evangelijoje, kad vienas kareivis ietimi perdūrė Jėzui šoną ir iš šono tuoj pat ištekėjo kraujas ir vanduo. Taigi pagal krikščionišką tradiciją to kareivio, kuris perdūrė Jėzui šoną, vardas ir buvo Lionginas. Ir būtent toji ietis čia pavaizduota vyskupo Liongino Virbalo vyskupiškame herbe. Taip pat čia vaizduojama mūriniai vartai, kurie matosi yra mūrinės tvoros, intarpas. Tie vartai heraldikos specialistų teigimu yra ne kas kita kaip atvirumo ženklas. Būtent apie tai ir kalbėjome, kaip pats vyskupas Lionginas Virbalas sako, kad jis supranta, siųstas yra
katalikams, bet nori gyventi vienybėje ir draugystėje, Jėzaus palaimintoje draugystėje su visais. Ir kaip matėme, ramybės palinkėjimo apeiga taip pat labai akivaizdžiai parodė tą vyskupo Liongino Virbalo ketinimą. Pagaliau vyskupiškas moto Simul Kumilo kartu su juo, tai irgi išreiškia jo gyvenimo kredo, jo tikėjimą, kad ir pagaliau troškimą viską daryti kartu su Jėzumi. Taigi toks naujojo vyskupo vyskupiškas herbas, kuris, kaip sakiau, išreiškia jo vyskupišką, kunigišką, krikščionišką gyvenimo požiūrį ir programą, pagal kurią jis nori gyventi. Na ir naujasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, kaip minėjau, neateina nuo pradžios viską pradėti, bet kaip ir jis pats pripažįsta ir rašė, kad jis tęs kitų vyskupų anksčiau ganiusių Panevėžio vyskupiją darbus. Taigi norėjau priminti, kad pirmasis Panevėžio vyskupas, vos tik įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją, buvo Kazimieras Paltarokas, valdęs vyskupiją nuo pat pradžios, nuo 1926 iki 1957 metų. Paskui pirmąjį Panevėžio vyskupą Kazimierą Paltaroką pakeitė vyskupas Julijonas Steponavičius. Beje, jis negalėjo eiti savo pareigų, sovietų valdžia jį nušalino 1961 metais ir ištrėmė į Žagarę. Taigi, tais pačiais metais, kai gimė naujasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, po vyskupo Julijono Steponavičiaus Panevėžio vyskupiją administravo kanauninkas Paulius Šidlauskas, kuriam irgi buvo trukdoma eiti šios pareigos. Vėliau kitas kanauninkas Povilas Bakšys iš Vievio administravo Panevėžio vyskupiją. Po jo Panevėžio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi 1969 metais buvo paskirtas vyskupas Romualdas Krikščiūnas, konsakruotas 1969 metų gruodžio mėnesį. Vyskupas Romualdas Krikščiūnas administravo Panevėžio vyskupiją iki 1983 metų. Iš jo trumpam vyskupijos administravimą perėmė vyskupas Liudvikas Povilonis, o paskui perdavė vyskupiją administruoti kapitulos prelatui Kazimierui Dulksniui, kuris iki 1989 metų, taigi iki paskiriant Panevėžio vyskupą Juozą Preikšą, administravo vyskupiją. Vyskupą Juozą Preikšą, valdžiusi vyskupiją iki 2002 metų, pakeitė buvęs vyskupas Jonas Kauneckas, kurį savo ruožtu šiandien pakeičia naujasis Panevėžio vyskupas, ką tik konsakruotas vyskupas Lionginas Virbalas. Kad tinkamai atliktų ganytojų pareigas ir už rūpestingą tarnystę gautų amžinąjį gyvenimą, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Vyskupo Liongino Virbalo šventimų ir ingreso iškilmės Panevėžio katedroje eina į pabaigą ir dabar naujasis Panevėžio vyskupas
eina per katedrą, laimindamas tikinčiuosius. Na, o mes su maloniais televizijos žiūrovais atsisveikiname ir paliekame.